Labas! Viking Loto ir toliau džiugina laimėjimai žaidėjus mūsų šalyje. Štai praėjusią savaitę vienam jų Lekėčiuose pirktas bilietas atnešė beveik 35 000 eurų. Tiesa, laimingasis į loteriją dar nesikreipė, tad jei įsigyji bilietą šiame miestelėje, būtinai jį patikrink. Galbūt kažkam panašiai pasiseks ir šiandien. Labai tikiuosi, nes aukso puode jūs susikaupė 7 milijonai eurų. Pasiruošę? Tuomet sėkmės visiems. Taigi, 7 377 000 eurų jau šį vakarą aplankys tave, jei atspėsi 6 pagrindinius ir vieną vikingo skaičių. Pažiūrėkime, kokie skaičiai išriedės šiam 1270 žaidimui. Ar jie atneš tau didelį džiaugsmą? Pagrindiniai 6 šio vakaro skaičiai yra 28, 1, 25, 17, 43, 40. Tai buvo pagrindiniai skaičiai, dabar įdės vikingo skaičius. Ir jis yra? Vienas. Išriedėjo visi šio vakaro skaičiai, dabar kviečiu apžvelgti rezultatus ir pažiūrėti, gal šiandien džiaugsimės Lietuvos žaidėjų sėkme. Taigi, ar kam nors pavyko laimėti šio vakaro aukso puodą? Šį vakarą laimėtojų nėra, tačiau tai reiškia, kad kitą savaitę žaisime dėl dar didesnio aukso puodo. Nors kas nors atspėjo 6 pagrindinius skaičius ir galbūt jau netrukus džiaugsis didžiuoju prizu? Laimėtojas yra ir štai didįjį prizą 716 000 eurų laimėjo žaidėjas ar žaidėja iš Norvegijos. Didžiausi sveikinimai. O ar kam nors pavyko šį vakarą atspėti 5 pagrindinius ir vieną vikingo skaičių bei laimėti tik Lietuvai skirtą prizą? 17 000 eurų. 5 + 1 prizo laimėtojų šį kartą nėra. Tai reiškia, kad jis gali būti laimėtas jau kitą trečiadienį. Aukso puodo niekas nelaimėjo, bet turiu gerų žinių. Prognozuojama, kad kitą savaitę jame bus 8 900 000 eurų. Kitą trečiadienį tavęs laukia ir didysis prizas su 200 000 eurų suma. Prieš atsisveikindama kviečiu visus padidinti savo šansus laimėti Viking Loto žaidžiant naujų internetinių sindikato būdų. Tai reikia užsukti į perlas.lt, pasirinkti sindikato žaidimo būdą ir išbandyti savo sėkmę. Šiam vakarui tiek, iki